Šįkart radio eteryje tiksliausiai į klausimus atsakinėjo Irena Paliokaitė, bet geriausiai vertinimą Vytenis skyrė sąmojų sužibėjusiai Indrei Burlinskaitei. Nevelin neatsakė klausimus, bet išsisuko iš visur. Kas ruošiasi nutapyti Vytenio Sinkevičiaus autoportretą? Aha, Vytenio Sinkevičiaus autoportretą turbūt ruošiasi nutapyti tikrai labai talentingas tapytojas, aš manau. Taip, kas jis toks? Kažkoks talentingas tapytojas. Autoportretą. Bet kokiam, tai tikrai neduosim. Ko palinkėčiau? Būt savim, nesinervint labai smarkiai ir priimti visą tai kaip puikų gyvenimo iššūkį. Galimybę save parodyti, susipažinti, pamatyti. Žiūrėkite viską paprasčiau. Paskutinį kartą iššūkis Miss Lietuva dalyvės šio projekto metu atvyksta savo jėgas išbandyti į Žydrūno Savicko sporto klubą. Tiesa, paskutinis kartas tik prieš kameras, bet gražuolės, turėjusios galimybę sportuoti šiame klube visą vasarą, savo kūno linijas čia galės dailinti iki pat didžiojo finalo. Atėjo metas suvesti visas sąskaitas ir patikrinti, kiek ir kokių rezultatų per projektą jums pasiekite. Taigi vietų tai prašom. Labadiena, merginos. Žinom, kad čia susirinkom pasportuosi, taip, ir išsiaiškinti pačią stipriausią, pačią gražiausią, pačią geriausią lietuvaitę. Taip, turim 4 merginas, kurios yra ryškios lyderės. Viena iš jų būtų Ernesta. Taip, toliau Ryta Petrašiūnaitė, Kristina Mantickytė ir Jelena Koroliova. Tai šitos 4 šiai dienai yra pačios stipriausias ir jau laimi ir lyderiauja. Tai gal man ir nelabai smagu, bet aš turiu paskelbti ir kitas 4 merginas. Ir jos nėra blogiausias, bet tai, sakykim, šiai dienai labiausiai atsilieka. Tai būtų Deimantė Kazėnaitė, Indra Graužinytė, Simona Sirtautaitė ir Lina Jurevičiūtė. Pasirašėm, dėmesio, startas. Treneris Vytautas Grigaravičius lyderėmis kol kas skelbė tas merginas, kurios nepatingėjo ir dažniausiai lankėsi sporto klube. Toliau sportiškiausios dalyvės konkurso rezultatai keisis priklausomai nuo testo rezultatų. Treneris labiausiai giria Ernestą, nes jis stengiasi sportuoti, net ir turėdama širdies ydą. Jaučiu didelį trenerių palaikymą, nes iš tikrųjų visą vasarą lankiau šį sporto klubą ir stengiausi galbūt silpnesnių krūvių, tačiau daryti pratimus, lankyti, eiti, sportuoti tiesiog. Merginos buvo testuojamos pirmą kartą joms įžengus į šią salę. Bus testuojamos ir dabar. Super, 80. Šiandien tikrai nesivaržžiau, nes rytoj turiu sunkią dieną, tai stengiuosi, aišku, ne tai, kad stengiuosi padaryti kuo daugiau, bet tai nebuvo, kad kažkas, tai čia būtų jau dėl kažko ten toks pasiryžimas. 60. Kaip man gal užteks. Gerai, Justina, 60 kartų paplojam šaunuolę. Jūs yra pasakęs, nesitikėjau. Gerai, šaunuolė. Kadangi buvo kameros, ar ne, buvo visos kitos merginos, kiekviena kovoja už save. Ir čia realiai jos suprato, kad jeigu nepadarys daug kartų, tai tiesiog pralaimės. Jos realiai pajautė to vertę. Už tai jos susiėmė ir padarė. Daugiau negu galėjo, sakykime, viršijo savo galimybės. Tai aš tai linkėčiau, kad kiekvieną kartą būtų ne tik sporte, apskritai visam gyvenime. 120. Viskas. 120, Deimantė. Aš šiandien taip, kaip tikrai pasistengiau geriausiai padaryti tą, pavyzdžiui, kojų stumimo užduotį, kur stumti su kojytėm, tai susimašiau, dėl ko dariau visą tai. Vis dėlto pagalvojau, kad dėl savęs, nes galbūt jūs taip mane vis bandėte įtikinti, kad tu vis blogiausiai sportuoji, nieko nedarai. Ir aš tada sakau, tada reikia pažiūrėti, ar tikrai ką nors darau ir dar ką nors galiu. Kol treneriai sumuos merginų sporto pasiekimus, merginoms pasiūlyta atsipalaiduoti, galūnes pratampyti, prasilankstyti ir net į savo vidų žvilgtelėti per jogos užsiėmimus. Pilvas ant šlaunų. Ir stumiant dubenį atgal, rankų pirštais tempiamės pirmin, kaklas visiškai atpalaiduotas. Kairį petį paspaudžiam žemyn, viršų galvį tempiamės į grindis.
Mano sesuo būtent užsiminėjo jogą ir aš labai norėčiau, iš tikrųjų šiandien mane tikrai labai sužavėjo ši treniruotė. Įdomiai jaučiausi. Man, aišku, taip nesisekė įsilankstyti kaip tai treneriai. Net nežinau, žinokit. Šiaip man labiau patinka sportuoti ant treniruoklių, negu būtent jogos tie pratimai. Jaučiam bangavimą, pulsavimą savo pilve. Ir ačiū už darbą. Geros dienos. Jūsų mylimiausias treneris Vytautas kartu su Galiūnu Žydrūnu susumavo rezultatus ir turi jums paruošę 2 staigmenas. Vieną gerą, vieną nelabai. Greičiausiai nubėgo Lina Jurevičiūtė. Šaunuolė. Taip. O sunkiau sekėsi Simonai Cirtautaitė. Iš tų testų gautus atsakymus mes suvavom ir išvedėm vidurkį. Už kiekvieną apsilankymą jūs taip pat gavot po papildomą tašką. Na ir įvertinus visą situaciją paskelsiu galutinį verdiktą. 3 vietą užėmė Deimantė Kazėnaitė. Jeigu Deimantė šiandien parodė tokius rezultatus, tai vadinasi, jinai tikrai gali tai padaryti. Ir aš tai darau tik tai vieną išvadą, kad jinai anksčiau vadinasi nesistengė. Ar jinai buvo nesuinteresuota, ar galbūt jai sportinio pykčio trūko. 2 vietą ir surinkusi lygiai tiek pat balų kaip ir 1 vieta užėmė Lina Jurevičiūtė. Nuspėkit, kas 1. Teisingai, akis visų krypsta į Jeleną. 1 vietą užėmė Jelena Karoliova. Jis taip pat surinko 65 taškus, kaip ir Lina, bet Jelena žymiai daugiau kartų apsilankė mūsų klube ir mes už tai uždėjome jai pliusiuką ir skiriam 1 vietą. Tai nugalėtoją norėtumėm pakviesti ir įteikti mūsų klubo abonementą, kad dar dažniau ateitumėte į mūsų sporto klubą ir neužmirštumėte projektą, ne tik po šitam projektą, bet ir po to sporto. O visom kitom dalyviam linkim sėkmės pabaigti šitą projektą. Ačiū labai. Prašau. Beje, visą vasarą merginą stebėjusio trenerio negalėjome nepaklausti, kuri iš dalyvių tapo jo favorite. Oi, aš čia dabar bijau apie tai šnekėti, nes mano žmona žiūrės šią laidą. Aš turiu favoritę savo asmeninę, kuri man patinka, aš galiu įvardinti, tai būtų Rita, todėl kad jinai aukšta, jinai daili, jos graži laikysena, jinai moka bendrauti su žmonėm, moka jiem patikti ir nekelia nosies aukščiau, tai sakykime. Paprasta, tikra lietuvaitė, Melina. Prisipažinsiu, merginos, jaučiuosi taip, lyg būčiau svetis. Žinoma, galim tai kelia šypsnį juoką, bet mes tiek laiko praleidom kartu, tiek varge, tiek džiaugsme. O dėja, artėja tas momentas, kai mums teks įsiskirti. Dauguma jūsų keliaus į Miss Lietuva 2009 finalą. Man labai liūdna, turiu pripažinti. O kaip žinia, finale jūs turėsite savo numerius, kad komisijos nariams būtų lengviau jūs vertinti ir mūsų gerbėmiems žiūrovams būtų paprasčiau rinkti Miss publiką. Taigi dabar kviečiu jūs įsirinkti savo numerėlį, kuris galbūt bus lemtingas. Dabar kviečiame dar labiau susipažinti su būsimomis finalininkėmis. Merginos paruošė namų darbus, savo pačių sukurtą video prisistatymą. Mano numeris 10. Prašyčiau mane ir palaikyti. Kodėl esu verta tapti Miss Lietuva? 1. Padarau špagatą. Beprotiškai gražiai piešiu. Pažiūrėkit. Pati sukūriau savo išleistuvų suknelę. Miss Lietuva turėtų būti lietuviškų bruožų panelė, o aš tokia ir esu. Turiu žydės akis, puikiai šypseną. Tai kodėlgi ne aš galėčiau tapti Miss Lietuva? Mano numeris 1. Nu ką, stengsiuos būti 1. Šiuo metu didžiausias mano laimėjimas yra 2009 metų Miss Šiaulių krašto karūna. Nugalėtoja yra Eglė Skukauskaitė, numeris 5.